Taigi sveiki visi, šiandien kaip ir žadėjau turėsim DJI išpakavimą, iš dėžės jau esu išėmęs, kaip matot yra tik tais toks vat pakelis, nežinau čia oda, bet tai mes šiandien turim DJI-us 2 mikrofus. Tai vienas iš populiariausių mikrofonų, turbūt esat matę ne vieną YouTube'o ir TikTok'o video, kaip žmonės turi tos tokius mažyčius mikrofonus ir ten tie mažyčiai mikrofonai turi dar tą vadinamą tokį dead catą, ten toks kaip kailiukas, kur padeda vėją, nežinau, filtruoti, kad geresnis garsas būtų, nesigirdėtų tik vėjo. Ir šitas mikrofonas pasirodo turi vidinę atmintį, tai jeigu nutrūksta ryšys, gali įrašyti patį mikrofoną. Ir taip pat veikimo atstumas gali būti net iki 1/4 kilometro. Tai šiaip labai daug. Tai pažiūrėkime, kas yra dėžėj. Iš pradžių pasižiūrėsim, kas yra dėžėj. Mano balsą dabar girdi tokį, kokį leidžia per iPhone mikrofoną ir pasižiūrėsim, kaip veikia su DJI mikrofonu. Gerai, ką mes čia turim? Tai gal pradėkim pirmą nuo visokiausių tokių laidų. Tai yra USB-C laidas, matau 3,5 mano laidas, galim išimti. Išimam, greitai pasižiūrim. Čia yra tas vadinamasis dead catas, tas, kur sakiau, dedasi kailiukas ant mikrofono. Ir turim jau vieną, aš esu išpakavęs, tiesiog paruošęs. Gerai, einam prie pagrindinio, ką mes čia turim. Tai mes čia turim tokią dėžutę. Jinais kraunasi, čia per USB-C. Ir toj dėžutėje turėtų būti 2 mikrofonai. Tiksliau, yra 2 mikrofonai. Tai mikrofonai ir receiveris atsidaro štai taip pat, spaudžiasi. Ir mes turim mikrofonus. Čia tas receiveris, kur turėtų kištis kaip ir į telefoną ar kažkokią kitą įrangą, kompiuterį. Ir turim 2 tokius mikrofonus. Labai patogu, kai turi kokį nors pašnekovą, gali šnekinti arba, pavyzdžiui, mums aktualu pritaisyti prie R8 galo, kad geriau girdėtųsi išmetimas. Žiūrėsim, kaip čia seksis. Tai galime iš čia padėti. Ir tada turim šitą transceiverį. Čia toks moduliukas, kur dedasi į telefoną. Kaip matom, čia turim USB-C, spėju, čia yra šakatuvas ir Lightning jungtis, tai čia, kas turi iPhone'us senesnius su ta jungtimis dar, tai aktualu. Tai dabar girdėjot mano balsą tokį, kokį girdėjot per telefono mikrofoną. Pereisim prie neužilgo, kaip skamba per DJI, bet pirmiausia, aš gal įdėsiu čia, parodysiu, kaip visas turėtų veikti. Tai čia man tokia skylutė, čia šudukas turi įsikišti, o taip pat. Prašau. Turime mikrofoną paruoštą. Gerai, sekantis garsas bus jau su šito mikrofonu. Po nedidelės pertraukos grįžtam atgal į eterį. Žalia lemputė, reiškia, viskas veikia, viskas turėtų veikti. Pridėkim pradžioj prie kolonėlės. Gal geriau girdėtis. Turėtų geriau girdėtis. Ir dabar aš pasitengsiu pakalbėti biškį į mikrofoną, kokias nors nesąmonės, bet ne, gal neužsiimkim nesąmonėm, patestuojam, kaip veikia balsas, kaip veikia mikrofonas, kiek suprantu, viskas veikia gerai. Dėkui visiems, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų R8.